Tai šitam video visiškai nesenai pasakau, kad istorijoje jau buvo periodas, kai netgi geras indeksas galėjo nuvilti dešimtmečiui. Ir po tokios istorijos natūraliai kyla kitas klausimas. Ir jau nebe istorinis, bet šiandieninis klausimas. Ar tie, kurie valdo trilijonus ir modeliuoja 10 metų grąžas, šiandien vis dar tikisi iš JAV akcijų to paties, ką mes matėm per paskutinį super stiprų etapą? Ir jeigu atsakyčiau labai trumpai, mano akimis atsakymas būtų ne. Bent jau ne tokiu pačiu mastu, prie kokio daugelis investuotojų priprato. Nes kaip pasižiūrė, bet ne į socialinių tinklų naujienas ir nei vieną kitą kažkokį garsesnį išsprogusį komentarą, o į tai, ką iš tikrųjų šiandieną rašo tokie vardai kaip Vanguardas, kaip JP Morgan, yra labai aiški kryptis, kad ilgalaikiai lūkesčiai būtent Amerikos, tai yra JAV akcijom, šiandien yra šiek tiek santūresni. Pavyzdžiui, Vanguard savo modelyje dabar kalba apie maždaug 3,9 iki 5,9% metinę JAV akcijų grąžą per artimiausius 10 metų. O JP Morgan JAV didelėms akcijoms rodo apie 6,7% nominalę tą ilgalaikę grąžą. Tai čia jau nebe tas pasaulis, kur žmonės automatiškai įsivaizduoja, kad ateinantys 10 metų bus visiškai tokie patys, kaip ir praėję 10 metų. Bet gerai, praeikim dabar prie esmės, nes man atrodo, kad čia labai svarbu yra iš karto atskirti du dalykus, kuriuos labai dažnai mes suplakam į vieną. Vienas yra trumpas laikotarpis, kitas yra ilgas laikotarpis. Ir šiandien galima turėti visai neblogą trumpalaikį foną Amerikos akcijų, bet kartu jau turėti ir šiek tiek kuklesnius rezultatus long term, ilgalaikius. Ir tai nėra prieštaravimas. Ir tai tiesiog yra du skirtingi horizontai. Tai pavyzdžiui, Reuters visai nesenai rašė, kad BlackRock Investment Institute pakėlė JAV akcijų vertinimą iš neutral į overweight, nes mato svarius įmonių earningsus ir ypač technologijų sektoriui ir tuo pačiu mato ribotą ekonominį poveikį iš naujausių geopolitinių įtampų. Kitaip tariant, trumpam laikotarpiui dalis didžiųjų žaidėjų vis dar mato potencialo toj pačioj JAV rinkoj, bet kai tie patys rinkos dalyviai pereina nuo 1 metų prognozės iki 10-mečio prognozės ir modeliavimo, tai tonas jau dažnai matomas, kad yra šiek tiek santūresnis. Ir būtent čia mano akimis yra visų šito video esmė. Artimiausi metai dar gali būti visai padorus, bet ilgalaikiam horizontui daug kas jau nebesitikė tokio dosnumo, prie kokio investuotojai priprato per paskutinį etapą. Ir prieš einant toliau, labai trumpai tavęs noriu paprašyti tik tais vienu dalyku. Jeigu tau tokie video atrodo vertingi, jeigu jau tik, kad šita informacija padeda geriau suprasti investavimą, labai kviečiu paspausti laiką apačioje, parašyti komentarą ir nepamiršti prenumeruoti kanalą. Tokie video neatsiranda per valandą, nes aš turiu atsirinkti šaltinius, perskaityti ataskaitas, perleisti viską per save ir tik tada pateikti taip, kad ypatingai ir pagrindinė mintis, kurią noriu perduoti, nepasimestų. Ir aš nuoširdžiai dalinuosi tokią informaciją, kurios pati būčiau labai norėjusi surasti, kai tik pradėjau žengti į tas investavimo džiunglės. Tai video yra nemokamas, laisvai prieinamas ir vienintelis dalykas, kurio iš tavęs prašau, tai yra tavo ženklo, kad jisai buvo naudingas ir reikalingas. Tai dabar, kodėl tie ilgalaikiai lūkesčiai mažėjo? Ką aš matau skaitydama ar ne internete visas naujienas, analitikų prognozes ir visas modeliacijas, aš manau, kad paprastam žmogui čia nereikia 10 ataskaitų ir 50 grafikų. Užtenka suprasti tik 3 dalykus iš viso šito bendro paveikslo. O kai juos sudėdi į vieną vietą, vaizdas tada nebeatrodo toks paprastas, kaip per paskutinius gerus praėjusius metus, pelningus metus. Pirmas dalykas yra tas, kad JAV rinka šiandien vis dar yra brangi. Čia nėra mano nuomonė, čia tiesiog yra istorinio vertinimo klausimas, nes Vanguard savo 26 metų ekonominiam ir rinkų žvilgsnyje kalba apie subdued ilgalaikius JAV akcijų lūkesčius, o vienas iš foninių argumentų yra būtent tie aukšti įverčiai, ypatingai jeigu žiūrėsim į technologijų bendrovės. Ir pavyzdžiui, State Street tuo pačiu pažymi, kad Shiller Cape rodiklis tebėra ties 40, kai šiaip istoriniai lygiai buvo gerokai žemesni. Kitaip tariant, kai tu perki šiandien, perki iš gana aukšto starto taško. O aukštas starto taškas dažniausiai reiškia vieną dalyką, kad
kad ateities grąža turi mažiau erdvės labai maloniai tave nustebinti, jeigu imtume palyginimus tais, kas pirko prieš kelis metus. Ir tai nereiškia, kad rytoj viskas paims ir sugrius, bet tai nereiškia ir kad startas, kai tu pradedi dabar, yra pigus, tai vien dėl to tiesiog lūkesčiai pas mus turėtų būti ir natūraliai šiek tiek santūresni. Antras dalykas yra tas, kad dabartinis JAV akcijų augimas labai stipriai laikosi ant gana siauro rato. State Street rašo, kad efektyvus S&P 500 vertybinių popierių skaičius yra tik 44. Šią temą aš taip pat esu padariusi Henriko Bessenbinderio tyrimo apžvalgą, tai koks kiekis kompanijų iš viso pasaulio iš tiesų atneša tą pagrindinę dalį rezultato. Jeigu to video dar nematei, tai nepraleisk, palieku čia. Dabar, jeigu grįžtam prie State Street ir S&P 500, tai teoriškai kalbam apie 500 kompanijų indeksą. Bet praktiškai didelę dalį viso rezultato tempia daug siauresnė grupė. Ir kai taip nutinka, visas paveikslas tampa daug trapesnis. Turėtume įvertinti kaip šiek tiek trapesnis. Nes viskas atrodo labai plačiai diversifikuota, bet realybėje visos rinkos variklis yra kur kas siauresnis. Dabar trečias dalykas yra tas, kad į didžiausias technologijų kompanijas šiandien jau yra sudėta labai daug ateities vilčių. Ir Vanguard tai pasako labai aiškiai. Jų santūri JAV akcijų prognozė beveik vien pati kyla iš jų atsargesnio požiūrio į didžiųjų technologijų bendrovių rizikos ir grąžos santykį. Kitaip tariant, jie nesako, kad AI-us, pavyzdžiui, nebus svarbus. Jie nesako, kad technologijos nebeaugs. Jie sako šiek tiek kitą dalyką. Jeigu pati tema yra tokia tikra ir stipri, investuotojo grąža priklauso ne nuo to, ar istorija yra gera, bet ir nuo to, kiek šiandien už tą istoriją jau yra sumokėta. Ir štai čia mes galim natūraliai šiek tiek sugrįžti prie Lost Decade temos, prarasto dešimtmečio. Ir ne todėl, kad istorija būtinai kartosis viens prie vieno, kaip buvo anksčiau, o todėl, kad kai rinka ilgą laiką būna labai dosni, labai brangi ir labai siaurai tempiama kelių vardų, dalis analitikų pradeda klausti, ar mes jau nesam pasiėmę per daug tos ateities grąžos iš anksto. Tai prarasto dešimtmečio pamokas, jeigu dar nematei, rasi čia. Ir aš pati aptikau vieną analitinį straipsnį, Seeking Alpha, kuriame autorius akcentuoja, kad S&P 500 5 metų rolling return nusileido žemiau 15 metų rolling return ir jo akimis tokie momentai istoriškai pasirodydavo prieš gerokai sunkesnius ateities rinkos etapus. Tai jo mintis iš esmės yra labai paprasta. Šiuo metu reikėtų mažiau vaikytis pelnų ir rimčiau žiūrėti į rizikos valdymą. Labai svarbu čia yra pasakyti sąžiningai, kad vis dėlto tai nėra iškalta taisyklė ir tai nėra faktas apie ateitį, tai yra vieno analitiko interpretacija, jo perspėjimas, bet pati žinutė, mano akimis, tikrai yra verta dėmesio. Tai ir ne todėl, kad reikia pradėti laukti griūties, o todėl, kad verta prisiminti, jog rinkos ne visada būna dosnios vien todėl, kad ilgą laiką tokius buvo anksčiau. Tokių straipsnių skaitimas ir ieškojimas ne tik biased information kiekvienam investuotojui, aš manau, kad duoda ypatingai didelės naudos. Ką tai reiškia, kad mes neieškom vien tik tos informacijos, kodėl dabar S&P 500 ar bet koks kitas indeksas, į kurį tu investuoji, turėtų augti labai stipriai per ateinantį dešimtmetį, bet paieškom ir tos kontrargumentacijos, kodėl mano šitas įsitikinimas gali būti paneigtas ir kokie yra tie momentai, kuriuo aš galbūt neįsivertinu, nes turiu pakankamai šališką požiūrį ir tiesiog turiu kitokius lūkesčius. Dar prieš pasidarant tokios grubės išvadas, aš tikrai nenoriu, kad po šito video tu išeitum su mintim, kad štai viskas ateina naujas 2000-ųjų pasikartojimas. Ne. Net ir State Street rašo, kad šiandieninė situacija nėra tiesioginė .com laikų kopija. Ir kodėl? Tai todėl, kad dabartinės didžiosios technologijų kompanijos yra daug pelningesnės, generuoja daugiau pinigų srautų ir daug labiau realiai prisideda prie viso indekso pelno, negu daugelis ankstesnio 2000-ųjų metų pažadų kompanijų. Tai kitaip tariant, rinka gali būti brangi, jinai gali būti koncentruota, bet jinai gali turėti kuklesnės ateities riziką, bet tai nereiškia, kad čia yra viens prie vieno ta pati istorija. Ir tas
balansas, bent jau man, yra labai svarbus, nes investavime yra labai lengva peršokti iš vieno kraštutinumo, kad viskas visada kils, į tą kraštutinumą, kad viskas grius ir dabar nebeverta nieko daryti. Bet realybė dažniausiai būna tarp šitų dviejų kraštų. Tai dabar pati svarbiausia dalis visame video yra, ką su šita informacija daryti paprastam žmogui. Tai aš manau, kad pirmas žingsnis yra nepanikuoti, bet tiesiog persikalibruoti savo lūkesčius, persirašyti juos. Nes dažnai žmogų sužeidžia ne pati rinka, kuri yra visiškai neprognozuojama, bet lūkestis. Tas lūkestis, kad rinka turi elgtis kažkaip kitaip. Tai jeigu šiandien tu tikiesi, kad S&P 500 per artimiausius 10 metų būtinai duos tą patį, ką davė per paskutinį šitą, tarkim, 10-metį, kuris buvo labai stiprus, tai yra viena būsena, bet jeigu tu iš anksto susitaikai, kad grąža pas tave gali būti kuklesnė ir cikliškesnė, labiau banguojanti galbūt, tuomet visai kitaip priimsi ir pačią savo ilgalaikio investavimo kelionę. Ir dabar, pavyzdžiui, antras žingsnis, koks gali būti, tai tiesiog peržiūrėti, ar visas tavo planas nėra pastatytas ant vienintelės istorijos. Tai aš, pavyzdžiui, šiandien neplanuoju jokių didelių strategijos pokyčių vien dėl to, kad matau visas šitas diskusijas ir skaitau naujienas. Aš ir toliau planuoju investuoti į savo 3 fondus, kuriais jau dalinausi anksčiau, dalinausi visą logiką, ir aš planuoju per tuos 3 fondus tęsti savo ilgalaikių tikslų tą visą kelionę. Aš visos šitos informacijos, skaičiavimų ir modeliacijų neignoruoju, aš tiesiog suprantu, aš tą informaciją priimu, man tas padeda nebebijoti neapibrėžtumo, nes aš puikiai suprantu, kad investavimas nėra tiesi linija. Tai man pačiai yra labai svarbu turėti strategiją, kurią galiu ne tik susikurti, pradėti, ar ne, kas turi tam tikrą tą malonų jausmą, bet ir tuo pačiu man svarbu turėti tą strategiją, kurioje aš galiu išbūti net tada, kai viskas einasi ne pagal mano asmeninius lūkesčius. Ir dabar, kai bus su mano strategija, su S&P 500 ar su bet kokiu kitų indeksų, kurį nagrinėjom, tai mes čia pamatysim tik tais jau tada, kai visa tai bus post factum ir tas laikas bus praėjęs ir įrašytas istorijos puslapiuose. Ir dabar trečias žingsnis, ką reikėtų turėti, tai turėti vietą, kur tu gali savo mintis susidėlioti ramiau. Tai dėl to aš visą laiką sakau, kad vien YouTube video žiūrėjimo nepakanka. Bent jau man asmeniškai tai tikrai nepakanka, nes video tu pažiūri, tu gauni kažkieno nuomonę, tu galbūt įsikvepi arba kaip tik ar ne būni demotyvuotas ir tada supranti, kad vis tiek reikia grįžti prie savo asmeninės situacijos ir ją ramiai pergalvoti. Tai dėl to, jeigu tau yra aktualu giliau suprasti, kaip aš patikeičiau savo strategiją nuo 26 metų sausio, kaip aš galvoju apie branduolį, apie satelitus ir platesnę visą savo strategijos struktūrą, tai labai kviečiu nueiti į fl.lt ir pasiskaityti mano subalansuoto portfelio straipsnį. Užsukim kartu, ar ne? fl.lt. Jeigu dar nebuvai apsilankius ir apsilankęs, labai kviečiu, ar ne? Tai čia yra ne tik mano pačios, ar ne, straipsniai, kuriuos aš ruošiu tam, kad juos pamatytų ne tik žmonės, kurie žiūri YouTube, nes daugelis žmonių nežiūri, daugelis žmonių mėgsta labiau skaityti. Tai tam, kad rastum šitą informaciją, bet čia yra ir informacija apie Aleksandro strategijas, ar ne? Papildomi paaiškinimai. Informacija apie Emilio struktūruotą investavimą, kur jo pagrindinė dalis apskritai yra S&P 500, ar ne? Tai čia galit pasilyginti, paskaityti kitų žmonių mintis, gauti tam tikrų idėjų ir atsisėdus, ramiai, pasižvalgius daugiau po puslapį, pasinaudojus skaičiuoklėm, tu gali susidėlioti savo asmeninę strategiją tam, kad jaustumėsi ramiai ir išbūtum per bet kokius laikotarpius, ir per gerus, ir netokius gerus. Gali rinktis, ar ne, temas, kurios tau yra aktualios, tai yra taupimas, tai yra investavimas, ar ne, gali pasižvalgyti, mano straipsnis buvo šiek tiek senesnis, ar ne, čia galima ir apie sutelktinį finansavimą daugiau sužinoti. Ta prasme, visa tai, kur tu gali įdarbinti savo pinigus, kur tu gali gauti vertės absoliučiai nemokamai, mes visą tą sukišom į fl.lt puslapį. Tai jeigu norisi pamatyti, ar ne, vat kaip ir minėjau, Emilis dalinasi Core Satellite portfelis, kaip jisai efektyviai valdo 100 000 eurų vertės, būtent visą savo portfelį, ar ne, ir kaip jisai atrodo šiai dienai. Kas tas S&P 500, jeigu pirmą kartą išgirdai, labai kviečiu užsukti ir jeigu norisi nuolatos būti up to date, tai reiškia gauti tą naujausią informaciją, ką kiekvienas iš mūsų parašom, ką Elvyra parašo apie mokesčius, ar ne, kokios yra bendros tos
rinkos naujienas, tai labai kviečiu tave tiesiog prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, atsisakyti gali bet kada, reklamų nesiunčiant, tai yra tiesiog vertinga informacija, kuri mano akimis padeda labai gerai apskritai susigaudyti investavimo džiunglėse, ar ne, nes turim nuolat gauti tos informacijos tam, kad pilnai suprastume bazinius dalykus ir jau galėtume keliauti į tuos labiau advanced dalykus. Na ir visgi grįžtant prie pačio video esmės, aš tikrai nemanau, kad dabar reikia paimti ir bėgti iš JAV akcijų. Nu, ne, ir ne apie tai, kad ateina 2000 metų kopija. Šitas video yra apie daug paprastesnį dalyką, kad rinka yra brangi, kai jos augimą tempia tas siauresnis ratas įmonių ir kai net rimčiausi rinkos žaidėjai apie ateinančius 10 metų kalba santūriau, tai paprastam investuotojui svarbiausia yra nepanikuoti, bet tiesiog brandžiau susidėlioti savo lūkesčius. Nes kai lūkesčiai yra realesni, sprendimai irgi tampa geresni. Ir ne iš baimės, ne iš FOMO jausmo, ne iš noro viską perkeisti, perstatyti, pakeisti savo strategijas ir portfelius kas pusmetį, bet iš to supratimo, kas gali laukti. Pabaigai man labai yra įdomu, o kaip matai visą šitą situaciją tu, kaip tavo manymu atrodys ateinantis 10 metų ir ar JAV akcijos ir toliau išliks tokios stiprios, kaip buvo, ar vis dėlto mūsų laukia lėtesnis ir kuklesnis etapas. Tai labai kviečiu pabendrauti ir pasidalinti savo nuomonę komentaruose. Kol kas ačiū, kad žiūrėjai ir pasimatysim jau kitam video. Iki!